Trečias biologinis dėsnis mums atskleidė, kad kiekviena speciali biologinė programa yra kontroliuojama tam tikros smegenų dalies, kuri ir valdo visus jos procesus. Trečias biologinis dėsnis taip pat mums atskleidžia paslaptį, kodėl vieni organai augina auglius, kiti organai ardo audinius, o dar kiti organai koreguoja funkciją. Mūsų ištikus dideliam šokui ir užsivedus specialiai biologiniai programai. Ogi tai priklauso nuo mūsų istorinio evoliucinio vystymosi. Mūsų kūno biologiniai procesai vyksta tiksliai pagal mūsų istorinį evoliucinį vystymąsi. Šis dėsnis paaiškina, kodėl vieni organai augina auglius, kiti organai ardo audinius, o kiti pristabdo ar kiek pakeičia savo funkcijas, kai vykdo specialią biologinę programą. Ogi tai priklauso nuo to, iš kokio embriono gemalo sluoksnio organas ar audinys išsivystė. Iš viso yra 3 gemalo sluoksniai, iš kurių išsivysto mūsų organai. Endoderma – tai seniausias gemalo sluoksnis, iš kurio išsivysto mums gyvybiškai reikalingi mūsų egzistavimui ir gyvenimui reikalingi organai. Po to evoliucijoje atsirado mezoderma, kuri mums išvystė apsaugai ir integravimui reikalingus organus. Po to evoliucijoje atsirado ektoderma, kuri mums išvystė tarpusavio bendravimui reikalingus organus. Endoderma yra seniausias evoliucijoje išsivystęs gemalo sluoksnis, iš kurio išsivysto gyvybiškai svarbus organai. Šie organai kovos fazėje elgiasi pagal seną modelį. Tai yra, priaugina daugiau ląstelių ar auglius, kad padidinti organo funkciją. Ektoderma – tai vėliausiai išsivystęs gemalo sluoksnis ir jo organai. Šie organai elgiasi pagal naują modelį. Kovos fazėje jie ardo audinius ar koreguoja organo funkciją. Mezoderma – tai vidurinis sluoksnis, kuris atsirado po entodermos ir prieš ektodermą. Mezoderma skirstosi į 2 dalis, todėl, kad vieni organai dar elgiasi pagal seną modelį, pagal endodermos modelį, o jau nauji kiti organai iš mezodermos išsivystę elgiasi pagal naują modelį, pagal ektodermos modelį. Taigi, ką, kur, kada ir kodėl šios organų grupės daro ir už kokius konfliktus jos yra atsakingos, mes ir panagrinėsime. Endoderma – seniausias gemalo sluoksnis. Iš jo išsivystę organai augina auglius, kad padidinti organo funkciją kovos fazėje. Endoderma – Hamerio fokusai susidaro smegenų kamiene. Kovos fazė – audinių priauginimas, kad padidinti funkciją. Augliai adenokarcinomos. Atstatymo fazė – priaugintų audinių šalinimas mikobakterijų pagalba. Iš endodermos išsivystę organai atsakingi už taip vadinamus kąsnio konfliktus. Norėjimas ar nenorėjimas ką nors turėti. Kas svarbu ir norim gauti. Arba kas nesvarbu ir norim atsikratyti. Pavyzdžiui, pinigai, nuosavybė, mašina, namai, kolegos, partneriai, santaupos, papuošalai ir taip toliau. Organai. Virškinimo organai, inkstų taurelės, plaučių alveolės, gimdos gleivinė, prostatos liauka, kasos ir kepenų parenchima ir taip toliau. Vieno endodermos organo specialios biologinės programos pavyzdys. Kasos liaukos parenchimas – speciali biologinė programa, kuri oficialios medicinos suprantama kaip kasos vėžys, adenokarcinoma ar serozinė cista. Konfliktas – tai kąsnio konfliktas.
Gauti ar uždirbti pinigai negali būti panaudoti. Paveldėjimo ar nuosavybės konfliktas. Nesutarimai šeimoje dėl šių dalykų. Kova dėl pinigų ar turto. Kažkoks monstras užvaldė iš vidaus. Pyktis, įniršis dėl kito elgesio. Arba kai kiti niršta dėl asmens elgesio. Dažniausiai šeimoje. Kovos fazė. Auglio auginimas, su daugiau audinių galima gaminti daugiau kasos fermentų. Suvirškinti maistą geriau. Būna amilazės, lipazės padidėjimas kraujyje. Kad geriau atsikratyti kąsnio, nes kūnas mano, kad jūs jau gavo tą paveldėjimą. Bet kažkas nutiko, kad reikia jo greit atsikratyti. Atstatymo fazė. Grąžinimas į normą. Auglio šalinimas mikobakterijomis. Krizė. Skausmas, karščiavimas, naktinis prakaitavimas, galima diarėja. Jei reikiamų mikobakterijų kūne nėra, jūsų mikroflora yra sunaikinta, tada auglio inkapsuliavimas apgaubiant jungiamuoju audiniu. Pakibus konfliktui, kai jūs neišmokstate gyvenimo pamokos, bet vis ištisai pykstate ir pykstate dėl tų dalykų, niekaip neišmokstate gražiai pykti. Be įsižeidimų. Tada atsiranda daug randų, mažiau organo, mažiau funkcijos. Virškinimo problemos, riebios išmatos ir viduriavimas. Išsipūtęs pilvas, vidutinis skausmas. Senoji mezoderma. Iš jos išsivystę organai dar elgiasi pagal seną endodermos modelį. Augina auglius, kad padidinti organo funkciją kovos fazėje. Senoji mezoderma. Hamerio fokusai susidaro smegenėlėse. Kovos fazė. Auginių prieauginimas, kad padidinti organo funkciją. Kompaktinės karcinomos. Atstatymo fazė. Prieaugintų audinių šalinimas mikobakterijų pagalba. Šie organai yra atsakingi už apsaugos ir integravimo konfliktus. Puolimas, suteršimas, iškraipimas, apšmeižimas, nerimo puolimo konfliktai. Kai centriniai ir svarbos organai ar kūno dalys yra puolami, pažeidžiami, ar juos grasinama pažeisti, suteršimo konfliktai, kai asmuo jaučiasi suterštas, apšmeižtas, neteisingai apkaltintas, nerimo konfliktai, kai asmuo pergyvena ar išgyvena dėl ko nors. Iš jos išsivystė organai. Vidinė ir išorinė oda, derma, perikardas, pilvaplėvė, pleura, nervų apvalkalai, krūtų pieno liaukos. Ir vėl, vieno senosios mezodermos organo specialios biologinės programos pavyzdys. Pieno liaukų speciali biologinė programa. Oficialios medicinos suprantama kaip pieno liaukų vėžys, lobulinė karcinoma. Konfliktas. Dešiniarankių moterų. Kairioji krūtis – nerimo ar kovos konfliktas ryšium su šeima, vaikais, lizdu. Dešinioji krūtis – nerimo ar kovos konfliktas ryšium su partneriu. Kairiarankių moterų atvirkščiai. Taip pat gali būti nerimas dėl negalėjimo rūpintis, maitinti, būti šalia dėl ko nors. Ar tiesiog lizdo konfliktas, namai pavojuje. Moteris nerimauja dėl namų saugumo, pykčiai namuose dėl namų. Kovos fazė. Ląstelių prieauginimas pieno liaukų audinyje, nes su daugiau audinių daugiau pieno galima pagaminti ir geriau pamaitinti šeimos narius, esančius bėdoje. Tokia kūno logika. Atstatymo fazė. Prieaugintų audinių šalinimas ir eliminavimas per limfą mikobakterijų pagalba, uždegimas. Jei nėra reikiamų mikobakterijų, augliai inkapsuliuojami. Jei augliai vėl auga, reiškia konfliktas atsinaujino ar neišspręstas. O toliau evoliucijoje atsirado pokyčiai. Naujoji mezoderma išmoko naujų triukų. Naujoji mezoderma jau elgiasi pagal ektodermos naują modelį. Iš naujosios mezodermos išsivystė organai, ardo audinius kovos fazėje, tam, kad atstatyti stipresniais atstatymo fazėje. Naujoji mezoderma. Hamerio fokusai susidaro baltojoje smegenų medžiagoje. Kovos fazė.
Audinių ardymas, kad vėliau atstatyti stipresniais, nekrozės karcinomos. Atstatymo fazė. Audinių atauginimas, mikroorganizmų pagalba, bakterijų pagalba. Iš naujosios mezodermos išsivystę organai atsakingi už savivertės konfliktus. Tai negalėjimo konfliktai ryšium su veikla, santykiais, šeima, sportu, išvaizda ir taip toliau. Asmuo nesijaučia pakankamai stiprus, ar įvykiai nesiklosto gerai, ar kažkaip vyksta ne taip, blogai. Žmogus jaučiasi nieko vertas, blogas, nesugebantis, nes buvo apkaltintas, sukritikuotas. Dėl to, kas nepasisekė ar vyko ne taip. Organai. Palaikomasis ir jungiamasis audinys, kaulai, kremzlės, sausgyslės, raiščiai. Dentinas, raumenų mityba, kraujagyslės, limfagyslės, blužnis, diagrama, kiaušidės, sėklidės. Štai jums vėl vienas pavyzdys iš naujosios mezodermos išsivysčiusio organo speciali biologinė programa. Limfmazgių speciali biologinė programa. Oficialios medicinos galim būti suprasta kaip limfmazgių uždegimas, patinimas, limfmazgių vėžys, limfadenopatija, limfadenitas, mononukleozė, limfangitas, piktybinė limfoma, Hodžkino liga. Konfliktas. Savivertės konfliktas, nesugebėjimas ko nors pašalinti ar negalėjimas išvalyti ką nors paveiktoje drenažo zonoje, negalėjimas atsikratyti šiukšlių, netvarkos arba lokalus savivertės savigarbos žlugimo konfliktas. Dažnai tai koks nors auglys, kuriuo žmogus nori atsikratyti nuo kokių nors baisių diagnozių, jums vėžys. Žmogus įsivaizduoja tą vėžį kaip puolantį nešvarumą ir nori juo atsikratyti. Arba kokia nors bėda, kurią asmo niekaip negali atsikratyti, išvalyti, ar negalėjimas atsikratyti ko nors nemalonaus, nekomfortiško. Kovos fazė. Ląstelių degradacija, nekrozė, limfmazgiuose. Skylės kaip šveicariškame sūryje, paprastai nepastebima, nes nėra skausmo. Tik lokalūs limfmazgiai paveikiami, jei konfliktas lokalus. Jei konfliktas generalizuotas, tada gali būti paveikti visi limfmazgiai ir blužnis. Atstatymo fazė. Ląstelių atkūrimas ir papildymas dalyjantis. Limfmazgiuose. Uždegimas, skausmas, tinimas, raudonis. Po visos specialios biologinės programos praėjimo limfmazgiai lieka didesni, kad sekantį kartą su šia problema asmeniui būtų susidoroti lengviau. Dėmesio, limfmazgiai ir baltieji kraujo kūneliai dirba ranka rankon. Na ir trečias gemalo sluoksnis – ektoderma. Tai naujausias, jauniausias gemalo sluoksnis. Iš jo išsivystė organai, ardo audinius kovos fazėje, tam, kad atstatymo fazėje atstatyti stipresniais, arba pakoreguoja organo funkciją kovos fazėje, kurią taip pat atstato atstatymo fazėje. Ektoderma. Prasidėjus specialiai biologiniai programai, Hamerio fokusai susidaro smegenų žievėje. Kovos fazė. Audinių ardymas arba audinių mažinimas, kad atstatyti stipresniais ar pakoreguoti funkciją. Opinės karcinomos, nekrozė, audinių mažinimas arba organo funkcijų pakitimai. Atstatymo fazė. Audinių atstatymas, virusų pagalba ar organo funkcijų atstatymas. Šie organai, iš ektodermos išsivystę organai, yra atsakingi už socialinius konfliktus. Teritoriniai, netekties, išsiskyrimo, atsiskyrimo, įkandimo, seksualiniai, motoriniai konfliktai, užpuolimo iš priekio baimė, teritoriniai konfliktai, socialiniai konfliktai, tai ribos, jų brėžimas, nustatymas, apsauga, bendravimo problemos. Iš ektodermos išsivystę organai, tai yra jutimo organai, epidermis, suragėjusios gleivinės, vainikinės arterijos, venos, bronchų gleivinė, gerklų gleivinė, dantų emalis, raumenų inervacija, gimdos kaklelis, kasos alfa ir beta salelių ląstelės, tulžies ir kasos latakai. Na ir vėl pateiksiu vieno organo iš ektodermos išsivysčiusio specialios biologinės programos pavyzdį.
bronchų raumenų speciali biologinė programa, kuri gali būti suprantama kaip bronchų susiaurėjimas, bronchinė astma, spazminis bronchitas. Konfliktas. Teritorinis baimės konfliktas. Išgąsčio ar negalėjimo kalbėti dėl jo konfliktas. Kovos fazė. Bronchų raumenų degradacija. Raumenų silpnumas. Motorinis paralyžius. Jei yra kartu su gleivinės specialia biologinė programa. Tai ir epitelio degradacija. Visko tikslas – atpalaiduoti raumenis, kad oras patektų geriau ir greičiau. Atstatymo fazė – bronchų raumenų ir inervacijos atstatymas. Kutenantis dirginimas gerklėje. Jei buvo įvelta gleivinė, bronchitas su atsikosėjimu. Krizė. Bronchinės astmos priepuoliai. Nuo kelių minučių iki kelių dienų. Švilpimas. Alergijos atveju. Priepuoliai prasideda esant trigeriams. Kaip matote, jokių atsitiktinumų ir klaidų nėra. Gamta yra griežta ir tiksli. Čia mes nesuprantame jos dėsnių ir ignoruojame juos. Na, o ką apie tai mano oficialioji medicina? Žinoma, oficialioji medicina viską neigia. 5 biologinius dėsnius griežtai slepia nuo gydytojų ir viso pasaulio po 9 užraktais. Nes pacientas, žinodamas, kada ir kaip kūnas įjungia pats išgijimą, pacientų nebebus ir jo nebebus galima gąsdinti baisiom diagnozėm ir šerti nuodingais vaistais, baisiom chemoterapijom ar radioterapijom, naikinant mūsų natūralius išgijimo syvus, ar pardavinėti placebą už milijonus. Oficialioji medicina – tai farmacijos verslas. Siekiama, kad pacientas ištisai kabėtų tarp gyvenimo ir mirties ir negalėtų gyventi be vaistų ir neštų pelną. O tai įmanoma nuolat gąsdinant ir varant baimę, kad pacientas ištisai bijotų. Oficialioji medicina susikūrė savas taisyklės, kurios neštų pelną. Medicina bejėgė be vaistų, jos pagrindinis šūkis